Sveiki sugrįžę į podcastą Kerniaus laiškai iš ateities ir 7 epizode kalbėsim apie neįtikėtiną dalyką, apie dalyką, kurio iš tikrųjų nesitikėjau ir visiškai nelaukiau ir net nemaniau, kad čia aš būsiu tas, kuris galėtų kalbėti tokią temą, bet ta tema yra Jėzaus žinutė žmonijai. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, kad tai įvyko prieš 2 dienas, turėjau labai stiprią patirtį, vakar man tikrai reikėjo dienos integracijai, kad susigaudyčiau, kas vyksta su manim ir apskritai, ar aš turėčiau apie tai kalbėti ir kodėl aš, gal kas nors kitas galėtų tai padaryti už mane, bet suprantu, kad ne, kad tiesiog reikia drąsos tai daryti ir kad teks tą padaryti man. Bet labai gražus sinchroniškumas yra ir apie tai, kad šiandien, kai turėjau klientą ir mes per kvantinę hipnozę nėrėme spręsti jo sveikatos ir kitų klausimų. Vienas iš klausimų buvo apie tai, kad kodėl jisai patenka į neviltį, kodėl jisai susiduria su netikėjimu ir panašiai. Ir kai man intuicija, mano vidinis vedimas pasakė, kad Kerniau, tu šiandien gali kviestis Kristaus sąmonę, tikrai ta energija ateis ir padės jums. Tai aš galvoju, kaip, bet eilinį kartą paklausiau savo intuicijos ir tiesiog dariau tai, ką mano vidinis vedimas veda mane į priekį padaryti. Ir kliento akimis tas susitikimas tai buvo tiesiog susitikimas su Jėzumi. Tiesiog sako, aš susitikau Jėzų, ne? Bet mes apie tai pakalbėsim, nes iš esmės aš norėčiau, kad šita antra dalis truputį priliesiu kliento patirtį, netiesiogiai, neišduodant jo, bet pirma, daug svarbesnė dalis yra apie tai, ką atsinešiau prieš 2 dienas. Ir aš siūlyčiau, kad jeigu norite, jeigu galite, tai paklausyti net ir tie, kurie netiki Jėzum, kurie neturi ryšio galbūt su bažnyčia, nes mes iš esmės vis tiek priliesim sąmoningumo temą, mes priliesim temą, kuri plečia mūsų sąmonę, mes priliesim tuo kampu, kuri iš tikrųjų paliečia kiekvieną mūsų vidinę dalį, mūsų esybę, mūsų sielą ir tai yra tarsi universali tiesa. Tuomet nesvarbu, ar tai pasakė Jėzus, ar tai būtų pasakę Buda, ar tai būtų pasakęs kažkoks kitas jūsų autoritetas, bet tiesiog tie dalykai, jie gali būti svarbus išgirsti ir gali paliesti jūsų širdį. Tai be abejo, kad čia klausytis tik tai protų neišeina, nes proto gali vėl nunešti. Tai taip yra, tai stipru. Noriu pasakyti, kad nepriklausau jokiai religijai ir neturiu tikslo nei vienos religijos padaryti nei geresnę, nei blogesnę, nei kritikuoti, nei kažką padaryti. Tai niekaip nesusijęs su religija. Man nesusijęs su religija. Man Jėzus, kaip ir Buda, kaip ir kiti nuostabus mokytojai, kurie atėjo savo laiku į žmoniją ir stengiasi padėti žmonijai augti, mylėti, žiūrėti kitaip į gyvenimą, daryti dalykus kitaip negu anksčiau. Man jie yra pagal naują kosmologiją pakilę meistrai, angliškai Ascended Masters. Ir aš net nenorėčiau lyginti, žinau, kad kiekvienas iš jūsų, jeigu turi savo religiją, tai savo religiją myli labiau. Jeigu myli katalikų bažnyčią arba Jėzų, tai jums Jėzus visada bus visą galvą aukščiau negu Buda arba dar kas nors, bet aš nenoriu dėl to ginčytis arba nenoriu to organizuoti kaip kažkokio hierarchijos klausimo, nes tai yra nesvarbu. Tai esmė yra tokia, kad toje vizijoje Jėzus sako, kad jisai jaučia kiekvieną ir girdi kiekvieną, kas juo tiki ir kas meldžiasi ar kitais būdais bando bendrauti su juo. Ir viena vertus tai yra labai gražu, bet iš tikrųjų jisai iš karto pasako ir kame yra pati didžiausia bėda. Tai pati didžiausia bėda yra, kad kiekvienas, kuris tiki juo, įsivaizduoja, kad kreipiasi padėk man, apsaugok mane, išgelbėk mane, man reikia tavo pagalbos su tuo ir taip toliau. Bet tarsi kiekvienas viduje sako, kad aš niekada nebūsiu toks kaip tu, Jėzau. Ir čia yra didžiausia problema dėl to, kad iš esmės tuomet negali susijungti
žmogaus širdis ir Jėzaus širdis ir mes negalime patirti jo meilės iki galo ir mes negalime patirti meilę savo iki galo ir aš tuoj prieisiu iki to detaliau, nes kitaip gali būti labai sunku suprasti. Bet iš esmės, ko Jėzus norėtų iš kiekvieno, kuris jį kreipiasi, tai yra tai, kad nusimestume siaurą religinį matymą ir galvojama, kad Jėzus yra Dievas, o aš esu niekas, ane? Kodėl? Dėl to, kad mes įlendame į aukos vaidmenį. Tai yra, kai mes sakome, kad aš esu niekas, aš esu bejėgis, aš nieko negaliu ir tuomet priskiriame viską tik tai Jėzui, tai mes esame visiškai aukos vaidmenyje. Ir tuomet mūsų sielos pažanga sustoja, nes mes neaugame, mes nedarome to, ko iš mūsų tikisi. Mes iš tikrųjų esam daug stipresni negu mes galvojame. Tai ko Jėzus norėtų, iš tikrųjų norėtų, kad kiekvienas iš mūsų surastume savyje dievišką kibirkštį, ane? God particle. Ir šita vieta man staiga surezonavo ir susisiejo su kitais podcastais, kitais dalykais, kuriuos aš esu klausęsis, dėl to, kad net jeigu mes kalbėtume ne apie Jėzų ir ne apie tai, ką jisai norėjo pasakyti, bet kalbėtume apie dievišką kibirkštį mumise, apie Dievo dalelę, tai iš tikrųjų tai yra mumise, ta prasme, mūsų sielos giliausia dalis, mūsų sielos giliausia esmė yra Dievo kibirkštis, ane? Tai aš paskui prieisiu prie to, kaip aš tai suprantu, nenoriu iš karto pulti į interpretaciją ir ką man tai reiškia, noriu tiesiog pabaigti pasakoti, ką Jėzus nori, kad tu žinotum. Tai Jėzus nori, kad tu žinotum, kad jis yra tu ir tu esi jis. Mes esame Jėzus, ane? Kad mes esame Dievo dalis, mes esame kūrėjai ir kad mes kuriame gyvenimą, mes kuriame šitą realybę, mes kuriame šitą pasaulį, mes kuriame, kur mūsų pasaulis eina į priekį ir taip toliau. Ir mes visą tai pamiršome, nes viską pavertėme tiesiog vartojimu ir mes galvojam, kad mes esame vartotojai, o ne kūrėjai. Bet mes iš tikrųjų galime prisiminti per daugybę gražių pavyzdžių ir čia jau mano interpretacijos dalis, kaip aš suprantu, ką reiškia, kad mes esame kūrėjai, tai kai mes kuriame muziką, meną, kuriame visus kitus dalykus, mes esame kūrėjai. Ar jūs įsivaizduojate, kaip stipriai mes pamiršome tai, kiek daug pasitikė mumis Dievas, kad suteikė tiek kūrybiškų galių, kad mes galime sukurti naują muziką. Per muziką mes galime kažkam sukurti naują nuotaiką, nes muzika gali būti kokia tik nori būti įvairiausia, kad mes galime sukurti naujus filmus, knygas, paveikslus ir taip toliau. Tai čia tik tai mažutė dalelė to, ką mes galime kurti. Pats didžiausias turbūt stebuklas ir kiekvienas iš jūsų, manau, kad sutiks, yra tai, kad Dievas suteikė mums galimybę sukurti naują gyvybę. Kiekvieną kartą, kai gimsta naujas kūdikis, įvyksta stebuklas, nes yra sukurta nauja materija, bet dar daugiau, nes stebuklas atsitinka per visus sluoksnius. Ta prasme, gimsta ne tai, kad naujas žmogus be sielos, bet ateina siela į tą naują gyvybę ir kažkas pasirinko ateiti į tą šeimą, kažkas pasirinko būtent tokią gyvenimo patirtį, tokią šalį, tokius tėvus, tokius brolius ir seseris ir visa kita. Ta prasme, tai stebuklas iš abiejų pusių, ne? Tai pavyzdys apie vaiko gimimą yra Jėzaus pavyzdys. Tai yra stebuklas ir tai yra kažkas nerealaus. Pagalvokite, kiek džiaugsmo sukelia naujos gyvybės gimimas tiems, kurie stebi tą stebuklą, tiem, kurie tame dalyvauja. Tai net nereikia visų kitų pavyzdžių ir todėl juos nelysiu. Tai Jėzus nori, kad tu prisimintum, kad tu esi kūrėjas, kad tu esi turintis dievišką kibirkštį, dievišką prigimtį, dievišką kūrybišką prigimtį.
Ir šitą prasme, kuo daugiau mes žengiame į aukštesnį sąmoningumą, tuo daugiau mes suprantam apie manifestavimą, apie kurį aš labai mažai vis dar suprantu, todėl nekalbėsiu ir galbūt tam reikėtų kada nors atskiros laidos. Bet manifestavimas iš esmės yra tai, kad tai, ką mes galvojame, kuo mes tikime, tokį gyvenimą ir mes kuriame, ir tai yra labai svarbu, ar ne? Kai mums pavyks prisiminti, kad mes esame kūrėjai, kad mes turime dievišką kibirkštį, kad yra kiti dalykai, be abejo yra viena rizika. Ir man patiko, kad Jėzus ją paminėjo. Tai yra vis dėlto, kai tai prisiminsim, kai kursime daugiau dalykų, kai turėsime daugiau jėgos, visą tai daryti be dvasinio ego. Tai reiškia nesusireikšminti, kad pažiūrėkit, ką aš sukūriau, štai tą padariau, ten tą padariau ir taip toliau. Ta prasme, nereikėtų susireikšminti, nes tai viena didžiausių rizikų bet kuriam žmogui, bet kuriai sielai, bet kuriai civilizacijai. Ir mes jau turime pavyzdžių praeityje, kada žlugo Atlantis, kada žlugo Lemūrija, kada žlugo kitos civilizacijos, kurios susireikšmino ir pradėjo piknaudžiauti tom dieviškom galiom. Tai taip, turėti kūrybinę prigimtį, turėti tą dievišką dalelę savyje yra nuostabi dovana, bet tiesiog turime tai daryti, nežinau, nerandu žodžių, tiesiog nuolankiai, paprastai, nesididžiuojant to, ką darome, bet tiesiog džiaugiantis tais kūriniais. Aš turiu omeny, jeigu ieškočiau pavyzdžių meno pasaulyje, tai turbūt mane labiausiai žavi ir patraukia tie muzikos autoritetai, kur tu žinai, kad yra pasaulinio lygio žvaigždė, bet vietoj to, kad tai būtų žiūrėtas nosis žmogus, kuriam ten turi įtikti, nežinau, gėlės, VIP kambarys apstatytas kažkokie dalykai ir ten būna tikrai tokių žvaigždžių, kur viskas yra blogai ir visi aplink yra kalti, tai ne į tą pusę, į priešingą pusę, kur, nežinau, pasaulinio garso dirigentas atėjęs dirbti su studentų orkestru, ateina ir šiltai pasisveikina su jaunuoliu, kuris jo akimis be abejo dar yra tarsi tik tai vaikas pradėjęs muzikos kelią, bet yra toks nuoširdumas ir tu jauti, kad yra toks, nežinau, lygiavertis priėjimas, jeigu galima tai pasakyti, ir tu tą ir jauti iš pačių šviesiausių sielų. Ir aš galiu pasakyti, kad Jėzus yra lygiai toks pat, ta prasme, jisai galėdamas tai pasakyti kiekvienam iš mūsų, kad tu esi Jėzus, o jis yra aš, ta prasme, kokio šviesumo ir kuklumo tai yra siela, ir ta prasme, kad nežinau, kiek tūkstančių metų mes turime augti, kad užaugtume iš tikrųjų iki jo, bet mes niekada neužaugsime, jeigu nepradėsime eiti tuo keliu, jeigu mes nepatikėsim, kad turim dievišką kibirkštį. Tai apie tai. Kita dalis apie, bet net nežinau kaip pakuoti, labai nenoriu sakyti paskutinė diena, teismo diena ar kažkokie dalykai, bet nes tai yra visiškai ne tai, ta prasme, realiai pragaro nėra, atsiprašau tų, kurie galvoja kitaip, bet ta prasme, iš esmės pragaro nėra ir vien dėl to, kad mes turime daugybę gyvenimų ir po šio gyvenimo turėsime kitus gyvenimus, ta prasme, kad Dievas suteikia mums amžinybę laiko, rasti savo kelią, rasti savo galimybę judėti į priekį, tobulėti ir bet kas, ką mes padarėme gerai arba blogai, kur suklydome ir dar nepasitaisėm šitam gyvenime, kitam gyvenime galėsime pasitaisyti ir taip toliau. Ta prasme, iš esmės neegzistuoja tokia teismo diena, kur kažkas tave nuteistų ir pasakytų, kad tu mirtinai suklydai ir tu keliauji į pragarą, arba kad nėra tau kito gyvenimo ir nėra išeities. Ta prasme, tai yra netiesa, pragaro nėra. Bet įdomiausias dalykas, kurį Jėzus pasakė, yra, kad ne Dievas ir net ne pats Jėzus teis kiekvieną iš mūsų, o mes patys. Ir šito vietoj tikrai sustosiu, nes apie tai turime pakalbėti, kad taptų aišku, nes kaip aš galiu teisti save, atrodytų, kad tai yra tarsi
absurdas tas pats, kaip, nežinau, nupiešiau kūrinį arba kažką padaryčiau ir pats pasirašyčiau, ar gerai tai padariau, kaip taip įmanoma, tarsi man atrodo, kad visada turi būti išorinė validacija, kažkas už mus turi tai padaryti ir būti nešališkas, žymiai protingesnis už mus ir taip toliau, kad galėtų tai padaryti. Bet iš esmės, jeigu žiūrint, kaip realistiškai tai vyksta ir kaip vyks, tai kažkurio momentu, kai žmonijos sąmoningumas pasieks tam tikrą lygį, kai mes tiesiog paliksim savo ego gerokai labiau nuošaly negu dabar sugebam, kokie bebūtume šviesus, aš irgi turiu žiauriai didelį ego ir tenka su juo irgi dirbti ir net tada, kai jisai būna padėtas į šalį ir poilsiauja, vis tiek jisai pargrįžta pas mane ir taip toliau, nes be ego negalėčiau patirti šitos realybės, 3D realybės negalėčiau patirti, ego yra reikalingas, bet kai mes pakilsime, mes tiesiog tarsi pirmą kartą praregėsime, pirmą kartą nusims šydas, nusims ego, nusims išvedžiojimai, nusims savęs pateisinimas, nusims visi kiti dalykai, tarsi pirmą kartą vis dar būdami kūne, nes kai jau nebesam kūne, tai yra kita istorija, bet vis dar būdami kūne mes galėsim labai realistiškai įvertinti savo pažangą ir kur mes esam. Tai pakalbėkime apie tai. Dalykas, kuris tikrai mane truputį šokiravo, bet ne taip labai, nes taip sutapo, kad aš pats judu jau keli metai tą kryptim, bet iš esmės tai Jėzaus klausimas yra vienas ir vienintelis. Kaip sugebėjai mylėti save? Leisiu nusėsti truputį šitam klausimui. Kaip sugebėjai mylėti save? Ne kaip studijavai Bibliją, ne ar lankiai bažnyčią, netgi ne ar tiki ateiviais, ne ar supranti naują kosmologiją, ne ar myli žmoniją, ne ar stengiasi padėti Žemės planetai, ne ar pasiaukoji dėl kitų ir taip toliau. Ne, pasirodo tiesiog vienintelis klausimas, kad kaip myli save. Ir tuomet atrodo nuneša stogą, nes ta prasme, kodėl būtent šitas klausimas ir kaip tada atsispindi visas kitas, nežinau, ne tai kad blogis, bet blogi veiksmai, ar mūsų klaidos, ar mūsų asmenybių sutrikimai ir paklydimai, nežinau kaip juos norit vadinkit, tai pasirodo, tai kyla būtent iš to, kai mes nemylim savęs. Kai mes nemylim savęs ir neprimam savęs pačių tokie, kokie iš tikrųjų esam, savo esmės, savo tapatybės, savo prigimties, tamsių ir šviesų pusių ir visko, kai mes neprimam savęs, kai nemylim savęs, tada lenda visi kompensavimo mechanizmai. Pagalvokit apie kokį nors narcizą, ar žmogų, kuris linkęs žeminti kitus, ar kitus pavyzdžius. Aš esu įsitikinęs, kad kai žmogus jaustų vidinę pilnatvę ir mylėtų save, jam nėra jokios priežasties, nei tikslo ką nors kitą žeminti, nei sakyti, kad pasaulis yra blogas, kad visi yra blogi, aš tik tai vienas esu protingas ir taip toliau. To viso to nelieka, nes iš esmės tą akimirką, kai mes iki galo mylime save, tą akimirką, kai iki galo priimame save tokius, kokie esam, su viskuom, juodu ir baltu ir su visais šešėliais, tai iš esmės nebelieka priešpriešos pasauliui. Ta prasme, realiai, man tada yra lengva priimti kitą žmogų, kuris yra katalikas, ar budistas, ar kuris nieko netiki, ar kuris yra kitos odos spalvos, ar kuris yra kitos orientacijos ir taip toliau, nes meilė yra universali energija ir universali kalba ir meilė apima viską, taip kaip Jėzus nieko neatstumia, taip ir universali meilė nieko neatstumia ir kiekvienas žmogus turėtų priimti save tokį, koks yra ir neatstumti savęs. Ir kai mes bandome atstumti save, nepriimti save ir kažką daryti su to, kad pritapti prie to, ko tikisi kiti iš mūsų, tada prasideda kreivų veidrodžių karalystė, kai mes tada pradedam būti nebe savim, spausti kitus nebebūti savim, nes taip negalima, kažkas pasakė, kad turi būti
kitoks, visuomenė nori, kad būtum ne toks, o kitoks ir taip toliau, tarsi mes pradedam prievartauti save ir tuomet pradedame prievartauti kitus, kurie yra aplink mus, perkeltinė arba visom kitom prasmėm. Tai šita yra tokia vieta ir aš galvoju, kad norisi labai kažkokio realistinio pavyzdžio, ar aš susidūriau su tokiu momentu, kur mes teisėme patys save. Taip, susidūriau. Susidūriau dėl to, kad mes kiekvienas taip patiriame tarp gyvenimų. Kai baigiame šį gyvenimą ir atsisveikiname su savo kūnu, mes paliekame ir ego nuošalyje. Tuomet taip aiškiai pasimato, kad kokia buvo mano gyvenimo užduotis, kokia buvo mano misija ir tikslas, ką aš norėjau pasiekti ir kaip man sekėsi, ir visi tie dalykai labai aiškiai išaiškėja. Ir nors aš tikrai nesu tas, kuris prisimintų visus buvusius gyvenimus, bet būtent per kvantinę hipnozę esu buvęs sielų pasaulyje, tam angliškai vadinamas life between lives, gyvenimas tarp gyvenimų. Ir ten patyriau, ką reiškia ta energija, kai tavo ego visiškai nedalyvauja ir tu labai aiškiai matai viską kaip ant delno ir supranti, kas yra kas. Ir patyriau ne tik tai tą pats keliaudamas per hipnozę kaip klientas, bet tą patį ir matau, kaip klientai patiria. Nėra, kad kiekvienas klientas keliautų tenai, ta prasme, tai yra taip rečiau, aš gal sakyčiau, trečdalis žmonių, gal ketvirtadalis žmonių, kurie ateina į hipnozę, jie patenka į gyvenimą tarp gyvenimų, bet tai yra viena geriausių galimybių suvokti praėjusio gyvenimo pamokas ir suprasti, kodėl susiplanavai šį gyvenimą su tam tikrais iššūkiais. Tai ką pastebėjau ir pateiksiu vieną pavyzdį, kad iš tikrųjų sielos būna ganėtinai griežtos, norėjau sakyti labai griežtas, bet net nežinau, kaip pasakyti, ar labai, tiesiog pakankamai griežtos savo ir jos labai būna nusiminusios, jeigu kažkas iš tikrųjų nepavyko arba jeigu kažkur persistengėme. Pateiksiu vienos klientės istoriją, kuri visai nesenai per pastarąjį mėnesį įvyko, dėl to mano dar švieži įspūdžiai, šiaip iš tikrųjų ganėtinai pamirštų klientų istorijas, nes užsidengia naujas. Klientė labai pergyveno dėl to, kad jos mama mirė gaisre, o prieš pat tą įvykį iš tikrųjų tarsi linkėjo mamai mirties, nes galvoja, o Dieve, taip sunku su mama, visą gyvenimą ją kenčiu ir visa tai pasibaigs tada, kai mama mirs. Kaip būtų gerai, kada mama mirtų. Tai žiauru tą girdėti, bet ta prasme, aš taip suprantu, kad yra kartais tokių sudėtingų santykių šiame gyvenime ir šioje žemėje, kad natūralu kartais taip pagalvoti, ne? Bet mes nesame tokie manifestuotojai, kurie galėtų kažkam prišaukti mirti mintimis. Ačiū Dievui, kad to nėra. Bet per hipnozę keliauti ir išsiaiškinti, kodėl mane graužia ta kaltė, ar aš iš tikrųjų kaltas, nekaltas ir taip toliau, tikrai yra sveika, gera galimybė susitvarkyti viduje tokį sudėtingą ir skaudų klausimą. Ir mes patenkame į gyvenimą tarp gyvenimų. Ir ten įvyksta keletas dalykų, bet aš juos praleisiu, nes jie nesminiai, bet yra momentas, kai man intuicija pakužda, kad sakė klientai, kad jeigu jinai norėtų susitikti su mama, dabar yra puikiai galimybė, mes esame sielų erdvėje ir tenai komunikacija vyksta telepatiškai, kad iš esmės tau užtenka pagalvoti apie tam tikrą žmogų, apie tam tikrą sielą ir tave girdi, žino, kad tu kvietiesi, ten nereikia kažkokių, nežinau, ritualų ar dalykų, ar telefono ragelio pakelti, ne? Tai ateina mama, bet jinai ateina ir nekalba, jinai laikosi per labai didelį atstumą, iš elgsenos matosi, kad jinai labai nepatogiai jaučiasi, kad kažko tarsi gėda, gal žodis gėda ne tas, aš nežinau, koks ten tiksliai yra jausmas, bet tiesiog matosi, kad šalinasi, kad vengia, kad yra nepatogu. Ir aš klientą drąsinu, sakau, kad pakviesk drąsiau, sakyk, kad mama, aš tavęs pasiilgau, viskas gerai, pakalbėkim,
aš nepykstu, žinau, kad turėjom sudėtingą gyvenimą ir taip toliau, ne, bet iš tikrųjų tenka truputį padirbėti kviečiant ir kad mama prisartintų bent per tokį atstumą, kad būtų patogu bendrauti, bet kai klientė tiesia ranką mamai ir nori pasisveikinti arba norėtų apkabinimo, nejaučia jos mama, kad galėtų tai padaryti. Ir jos tiesiog kalbasi. Ir tampa akivaizdus vienas dalykas, kad nepaisant to, kad prieš gimstant abiem sielom į šį gyvenimą, aš turiu omeny paskutinį gyvenimą, jos buvo susitarę dėl tokių vaidmenų, kad mama bus labai griežta, kad bus reikli, kad emociškai negirdės, nepalaikys ir visi kiti dalykai, bet mama stipriai persistengė su tuo vaidmeniu ir ten jau tapo, nežinau, žodis žiauru man kyla. Tai jinai tik tai baigusi tą gyvenimą, turiu omeny tą mamą, jinai suvokė, kaip stipriai persistengė ir labai jinai dėl to pergyveno ir būtent dėl to jai buvo labai nesmagu prieiti prie dukros, kuri per hipnozę pateko į sielų erdvę, bet vis dėlto jos pasikalbėjo, mano klientė ne tik, kad išsiverkė ir atleido, bet lygiai taip pat ir suteikė daugiau šiltų jausmų ir mamos sielai. Ir netgi buvo viena akimirka, kai klientės siela patyrė šviesos gydymą. Aš kartais supaprastintai vadinu šviesos dušas. Tie, kas skaitė Michaelą Newtoną arba Dolores Cannon, žino, apie ką aš kalbu, o kitiems tiesiog gal kitą kartą papasakosiu daugiau apie gyvenimą tarp gyvenimų. Nenoriu šiandien užimti per daug tą temą. Bet aš pateikiau šitą pavyzdį ir būtent apie tai, kad kaip galime būti savo griežti teisėjai, apie tai, kaip nugyvename gyvenimą, yra jau ir taip aiškus pavyzdys, nes tai darome tarp skirtingų gyvenimų, tarp įsikūnijimų. Tai labai panašiai atsitiktų ir tą pavadinkim paskutinę teismo dieną, bet ne dėl to, kad teismas, kad kurį mums kažkas organizuos, bet būtent dėl to, kad tuo kritiniu ir lemiamu momentu, kai žmonijos sąmoningumo lygis pasikeis į būtent tokį, kai nukrenta ego ir savęs apgaulė, mes tai patirsime, patirsime tai, ką paprastai patiriame, tik tai jau baigę gyvenimą ir išėję iš kūno. Taip. Na ir tuomet belieka klausimas, kad o kas iš to? Ta prasme, kodėl aš visą tai kalbu ir kodėl man apskritai reikia lysti tokią temą, kur man atrodo, kad Lietuvoje, kur yra katalikų šalis, tai mane suvalgytų be padažo ir be šakutės, be peilio, tiesiog labai greitai, bet aš tiesiog kalbu, nes kažkas turi kalbėti ir galbūt kažkam tai padės, ką išgirsite, bet pagrindinis klausimas, kad dar galite pakeisti savo gyvenime ir niekada nevėlu, kol esate dabar gyvi, vis tiek dar turime kažkiek metų žmonijos sąmoningumo kilimui, nežinau tiksliai kiek, gal iki 2030, gal daugiau, gal kažkiek, bet man yra jausmas, kad tai atsitiks mano gyvenimo periodą, kol aš dar esu gyvas, o man 45 metai, net jeigu taip ir neatrodo iš video. Tai aš noriu tam ruoštis, bet ruoštis ne dėl to, kad reikėtų mesti darbus ar viską mesti, ką darai. Ne, tiesiog tas pasiruošimas yra su viskuo, ką ir darome kiekvieną dieną. Taip kaip einame į dušą kiekvieną dieną, taip kaip medituoti, randame laiko kiekvieną dieną. Jeigu nerandat, tai pabandykit surasti bent 5 ar 10 minučių ryte arba prieš eidami miegoti. Bet būtent tų dalykų labiausiai reikia. Ir jeigu galėčiau pritaikyti savo psichologijos žinias ir savo asmeninę patirtį, tai aš gal pasakyčiau, kad atsakymas į klausimą, kaip mylėti save ir save mylėti pirmiausia, tada mylėti kitus, geriausias pavyzdys yra lėktuvo pavyzdys. Kai mes skrendame ir mums pasakoja apie avarinės situacijos momentą, kas būtų, jeigu iškristų deguonies kaukės ir reikėtų jas užsidėti. Aš žinau, kad neatrodo intuityvu katalikui, kad reikėtų užsidėti deguonies kaukę pirmiausia savo
ir tada padėti kitiems. Mums atrodo, kad tarsi pirmiausia turim uždėti visiems kitiems. Na vat, ir jeigu liks mums laiko, jeigu mes dar neuždusim, tai gal mes užsidėsim ir savo, bet iš tikrųjų taip neturi būti. Mes pirmiausia turim deguonies kaukę užsidėti savo. Ir lygiai tas pats yra su asmeniniu gyvenimu. Tuomet, kuomet jūs išsigydote vidinės žaizdas, tuomet, kuomet jūs nustojate elgtis iš vidinių traumų, kuomet jūs nebereaguojate į kito žmogaus kažkokį skaudulį kaip jūsų asmeninę ataką, tiesiog sugebate pamatyti, kad šis skausmas ne apie mane, tas skausmas kyla iš to žmogaus, nes jisai patyrė kažkokią šiandien galbūt sudėtingą dieną arba jį tai trigerino apie vaikystės ar kitus dalykus. Ir tuomet, kai yra vidus užgyjęs, yra labai lengva atskirti, kad ne viskas, kas vyksta aplink mane, yra dėl manęs arba man. Ta prasme, kad tas skausmas nėra tam, kad mane nuskriaustų arba kažką padarytų, kuris vyksta aplinkui. Aš apie tai. Tai šitoj vietoj gal lengviausias kelias, ką galėčiau patarti savo ir kiekvienam iš jūsų, tai yra pasidomėti truputį internal family system, vidinė šeimos sistema psichologijos perspektyvoje ir suprasti, kad mes kiekvienas viduje turime daug dalių. Aš turiu viduje vidinį vaiką, kurį galiu apkabinti, kuriam galiu būti geras tėtis, kuriam galiu būti gera mama. Aš turiu viduje vidinę tėvišką figūrą, kurią skatindamas galiu surasti, kaip galiu geriau globoti ir pripažinti kitus, pagirti kitus ir panašiai, tą, ką geras tėtis darytų. Aš savyje galiu surasti patį geriausią draugą ir net sunkiausių momentų paklausęs to savo vidinės dalies, kad jeigu aš būčiau Kerniui pats geriausias draugas šiuo momentu, šito gyvenimo situacijoje, ką tas geriausias draugas man patartų. Ir daugiau netgi, jeigu aš būčiau savo pats geriausias mylimasis pasaulyje, kokia ta meilė būtų man pačiam, ane? Ir šitoj vietoj aš manau, kad yra tie visi atsakymai jau mūsų viduje. Aš žinau, kad dalį iš jūsų kyla toks noras ar klausimas pasakyti, bet jeigu aš niekada neturėjau gero tėčio, ar jeigu niekada neturėjau gero partnerio antros pusės, ar jeigu niekada neturėjau dar kažko, kaip aš galiu žinoti, kaip aš galiu būti tas geras tėtis, ar geras sūnus, ar dar kažkas geras mylimasis. Bet iš tikrųjų atsakymas yra tas, kad tavo širdis žino. Ir jeigu man reikėtų surasti du kertinius žodžius tarsi raktą, kaip keliauti toliau, tai širdies kelias. Tokie būtų mano raktiniai žodžiai ir galite padaryti labai paprastą pratimą, galbūt per keletą dienų, nebūtinai per vieną dieną. Pasirašykite savo, ką jums reiškia pats geriausias draugas, best friends forever, ne? Geriausi draugai amžinai. Kas jums yra geriausias draugas, galvodami ne apie žmogų, bet apie tai, kad jeigu jūs galėtumėte būti geriausias draugas savo arba įsivaizduoti patį geriausią draugą, kuris staiga ateitų jūsų gyvenimą ir būtų pats geriausias draugas jums, kas tas geriausias draugas būtų pagal savo savybės, kaip jisai elgiasi, arba jeigu svajotumėt apie patį nuostabiausią tėtį pasaulyje ir kaip tas tėtis elgtųsi su jumis. Rašykite viską, ko jums trūko per vaikystę, apie viską, ką svajojate, apie tai, ką nedrįstat pasvajoti, kaip galėtų būti gerai. Rašykite viską. Ir tuomet aš manau, kad sekanti dalis, kai apsirašysite tą vidinį vaiką, vidinį geriausią draugą kaip draugą, mylimąjį, patį geriausią mylimąjį, tėvišką figūrą ir kitas dalis, dar sykį paskaitykite ir dabar jau iš tos perspektyvos, kad kodėl aš to negaliu padovanoti savo, kodėl aš savo negaliu būti geriausias tėtis pasaulyje, kodėl aš savo negaliu būti pats geriausias mylimasis pasaulyje, kodėl aš negaliu būti pats savo geriausias draugas ir pabandykite būti. Ir jūs tuomet pamatysite, kad visos kitos baimės atsisijoja ir nukrenta, nes jeigu mes galvojame, kad mylėti save yra pavojinga, kad aš tada, nežinau, prisigersiu, prasirūkysiu arba kažką padarysiu, netikiu dėl to, kad jeigu jūs galvotumėt apie save kaip mažą vidinį vaiką,
Ir tada tą, kuris patarė savo, vidinis tėtis arba geriausias draugas, nu tikrai jūsų vidinis tėtis jūsų vidiniam vaikui nepatars, kad eik ir prasirūkyk, prasigerk arba kažką pasidaryk. O jeigu taip ir atsitiktų, greičiausiai tai būtų viena maišto cigaretė kaip laisvės forma, kad man niekada neleido kažkas rūkyti, bet dabar aš nueisiu ir parūkysiu tikrą cigaretę. Tai, ką norėjau padaryti visą gyvenimą. Ir pamatysit, parūkysit ir nebenorėsit kitos cigaretės, nes laisvę tai padarė, jūs jau būsite gavę. Tai gal su šita linksma nata apie parūkymą, rūkyti neskatinu, bet čia tik kaip pavyzdys apie tą vidinę laisvę. Tai ties tom ir pabaikim. Tai ačiū, kad turėjote kantrybės išklausyti tokią keistą temą. Tikrai man reikėjo drąsos ir tikrai šitoj laidoj pradžioje norėjau sakyti, kad mama atleisk, bet aš turiu šitą laidą įrašyti nepriklausomai nuo to, kaip tau gali būti sunku ją klausyti. Tai aš tai padariau.